Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir šią savaitę galvoju imsiu naują temą, nes pas mus yra paskutinis modulis ir mes visos temos susijusios vienaip ar kitaip apie seksualumą, patrauklumą ir taip toliau. Ir tai nėra labai paprasta tema, tai yra labai, kaip čia pasakyti, labai iš vienos pusės tokia subtili, plonytė ir tam tikrus momentus reikia nepražiopsoti. Iš kitos pusės atrodytų viskas labai paprasta ir labai aišku ir to pačiu visiškai niekas neaišku. Todėl dar šią savaitę aš su ta tema dar aiškinsiuosi pati tam, kad jūs neorientuoti, nors jau praktikas esu padariusi tikrai nemažai praktikų šitą temą ir turiu savotiškų įžvalgų, bet nusprendžiau šią savaitę dar tiesiog pasidalinti tom įžvalgom, todėl kad iš visų modulių labiausiai mane sužavėjo ta praktika, su kuria mes kolegė darėm, ir tai susijęs su protu ir su kūnu. Ir apie tai kalbėjau beveik visą savaitę. Ir turiu labai paprastą idėją, galbūt kas nors norėtų. Padaryčiau Telegram kanalę, netgi grupę ir pasidalinčiau tam tikrom įžvalgom susijusiom subalansuoti kūną su protu. Todėl, kad turiu daug psichologinės metodikos, kaip padirbėti su savo kūnu ir vis dėlto užsiimti savo kūnu ir truputėlį pareguliuoti eismą mityboje, taip vadinkim ar ne. Ir tai, ką aš įsiaiškinau, galėčiau pasidalinti savo mintimis. Ir jeigu kam labai įdomu, rašykit man asmeninę žinutę. Jeigu neparašysit, tai grupės aš rytdienai nesukursiu. Jeigu atsiras nors keletą, tai tada tikrai sukursiu. Ir galima bus kažkaip tai padiskutuoti ir išsigryninti ir pačiom bus aišku. Tai vienas momentas, jeigu jums įdomu, tai tikrai galiu, jeigu yra poreikis, tiesiog įgarsinu. Dėl poreikio man yra labai svarbu, ar yra poreikis vasaros metu. Kai kuriuom moterim nesvarbu, kad vasarą užsiimti dar truputėlį su mityba ir su judėjimu ir padaryti rezultatą rudenį, kada grįžtam iš po visokių darbų. Ir be to ne tik motyvas grįžtam iš po darbų, bet tiesiog motyvas jaustis lengvai ir turėti geresnę savijautą, geresnę būseną, vadinkim taip. Tai trumpai yra tiek, jeigu po šito sulauksiu patiktukų, laikų ir visą kitą, ir jeigu kas atsilieps, tai tikrai rytoj pratęsiu, rytoj pasidalinsiu, kas liečia dar su mityba, tam tikromis įžvalgomis, kurios mane paskutiniu metu tikrai nustebino ir tikrai yra apie ką galvoti. Taigi, šiandien pirmadienis trumpai yra tiek, su jumis buvo Ingrid ir ate.